Labas visiems. Na tai va. Važiuojam į Lenkiją atostogauti. Esam netoli Lenkijos, važiuosim pro Suvalkų koridorių, pateksim į Lenkiją ir keliausim į Vilkų irštvą, kur Hitleris slėpės kažkada. Ir ten bandysim atostogauti keletą dienų. Nežinau, kur išvažiuoti dabar, nes kalbu ir nematau prieš saulę nieko. Negaliu mąstyti, kai kalbu, tai važiuoju ratais aplink degalinę. Pasisamdžiau operatorių, atvairauju iki Lenkijos. Dabar. O, žiūrėk, fūra varo su sprogusia padanga. Įsidegusi. Gal pavyks dasivyti. Ai, ne, čia dėjo ant stabdžių, žinai, kad taip dūmais apsipylė. Gerai, ištrinsim šitą dalį. Welcome to Poland. Palauk, dar nebuvo ženklo. Tai. Roadworks. Gražus oras laukia. 17 šilumos. Nu, ne šilta šiandien, bet rytoj, poryt ir užporyt praneša gerą orą. Dėl to varom į Poland! Woohoo! Įvažiavom į Lenkiją. Vienu žodžiu patikrino, kad tik pasus. Nu, vieną mane patikrino, užteko. Ir dabar važiuojame tolyn. Viskas tiko, lietuvis, viskas gerai. Tai va, įvarėm į Lenkijų. Viskas gerai, adrenalinas sukilo, Red Bulliaus išgerta. A ne žmona. Nu. Tai yra operatorių. Ir aš galiu išduoti tave. Kadangi operatorius atsisako mane filmuoti karts nuo karto, tai turiu pats save filmuoti, kai man yra hypes kalbėti labai. Kadangi prigėriau Red Bulliaus, dabar noriu šnekėti labai. Tai vien žodžiu, važiavom į Lenkiją, viskas gerai, greitai 120, keliai pasakiški. Kiek valandų? 8 valandos vakaro, kažkur apie 10 valandą būsime viešbutyje. Oh my god, mes taip praskipinam. Mes turėjom būti pusę 11. Ar kažką, nu. Tai 1 valandą parsisuka dar. Iškalbai, kaip čia? Kaip taip įmanoma valandą? Kad tik priešais mašiną praėjo briedis didelis, bet tokio dydžio. Nespėjom tik nufilmuoti, bet praėjo toks juodulys. Misteris briedis, ponas lenkiškas briedis sako: Kurva! Į kokį viešbutį atvažiavom, kai jūs žinotume, prieims laukais. Nėra tako. Yra duris, terasą pasėdėti. Ir va patalynės yra, viskas yra. Nu šiaip viskas gražiai. Vienintelis dalykas, į kurį neatkreipiam dėmesį, kad nėra lovos. Yra sofa tokia. Nu gal nieko išsitemps, jinai. Bet ar mes tilpsim dviesi ją? Nežinau, ilgai kažkaip. Gal antram aukšte kur nors yra kažkas. Niekada nėra, aš įėjau ir galvoju, what the fuck? Piš pražiūrėjom, nu nieko. Dėl to buvo pigu už tai. Nu, nebuvo taip pigu, kad nebūtų lovos. Nu nieko, kaip nors.
Nuotraukose matosi vanduo, jachtos, ten nieko, ta prasme. Nieko ten nėra, jokių jachtų, vandens ir... Privatumo jokio nėra, ta prasme. Nu, buvom šiek tiek apskeminti gražiai kažkaip, nežinau. Gal ir nedaskaitėm. Viskas normaliai. Kaip nors išgyvent. Labas rytas. Miegom labai blogai, kaip ant lentų, kaip ant stalo su staltiese. Nugaras skauda, bet esam labai geros nuotaikos ir važiuosime dabar šiek tiek pasivažinėti. Važiuosime į vietą, kur buvo pasikėsinta į Hitlerį 1944 metais, Liepos 20 dieną, bet dėja nesėkmingai. Važiuojam. Ai, čia batutas. Private tipo. Atkeliavom į tą vilko irštą, kur Hitleris buvo ilgą laiką ir planavo savo kovas rytų flangę. Tas va, dalbusais. Tai mes kažkur ne nuo čia turim pradėti. Nežinau, strypčiojam, einam atgal į... Oi, gerai, čia plovas galim nusipirkti. Gausim pavalgyti grįžę. Okay? Vilko irštva. Viena garsiausių Antrojo pasaulinio karo metų vietų Lenkijoje. Nuo 1941 metų tai buvo pagrindinė Adolfo Hitlerio karinė būstinė rytų fronte. Čia jis praleido daugiau nei 800 dienų, o miškuose buvo įrengtas didžiulis bunkerių, slėptuvių ir vadovybės pastatų kompleksas. Būtent čia 1944 metų Liepos 20 dieną pulkininkas Klausas von Stauffenbergas pasikėsino į Hitlerį, paslėpdamas bombą portfelyje. Sprogimas nugriaudėjo, tačiau Hitleris išgyveno. Karui artėjant prie pabaigos vokiečių kariuomenė Vilko irštvą paliko ir didžiulius bunkerius susprogdino. Jų griuvėsiai išliko iki šių dienų, kaip niūrus priminimas apie vietą, iš kurios kadaise buvo vadovaujama milžiniškai karo mašinai. Rekomenduoju atvaryti, prasieiti tą ratą pro bunkerius Hitleriaus. Būtinai audio gidą pasiimkit, bus žymiai lengviau suprasti ir visai įdomu.
Tikrai įdomu, yra filmas Valkyrija, jeigu žinot. Ir čia visa ta istorija. Va, paliko mašiną. Mikolaiks miestą esam. Einam dabar pavalgyti. Čia vadinasi restauracija. Pas mus restauracija vadinasi, kai restauruoja kažką. Nežinau. Juk ten daugiau ant saulės galim ir ten, jeigu nori. Ką? Ten daugiau ant saulės galim ten, jeigu nori. Ne. Gerai. Šitas kėdės kokias nepatogios. Ilgai nesėdėsi šitą. Nu ką, esam restorane pavadinimu, kaip čia vadinas? Nežinom. Meniu negavom dar. Meniu negavom dar. Pavadinimas vietos Nozvovodze. Labanakt visiems, susitiksim rytoj. Labas rytas. Reisim šiandien į baseinus, jį mat, turėtų būti įdomi diena, dar viena. Na, o šiaip šiandien paskutinis rytas šitoj vietoj. Lova tikrai kieta. Viskas. Žmona pikta, lova kieta. Bet kažkaip didėsim į priekį vis tiek.
Orelis, tai plus 25. Labai šilta. Varome į kitą spotą. Lollipop, lollipop, lollipop. Dėja, tik 5 staliukai, tad ir sode. Ir reikia užsiregistruoti iš anksto, kad gautum pusryčius. Tai pasiūlė tik kavos ir pyrago, bet mes norim pavalgyti. Tai taip pat prasideda mūsų diena, mūsų rytas. Varom ieškoti kitur kažkur pavalgyti. Nu, lygiai radom vietą, kur pavalgyti šiandien pusryčiams ar pietoms, jau nebežinau net. Sėdimo balkonį. Ežero matas, laivelė plaukia, taip toliau. Gerai, išsirinkau avokado skrebutę su kiaušiniu ir kitais priedais. Dar išsirinkau flat white kavos, o žmona išsirinko kiaušinienę su skrebučiais. Su voveraitė. Kiaušinienė su voveraitėm. Jeigu bent nepradėsim, kaip anoje vietoje Klaipėdai. Ir tu pargauk. Su šantarėlėm. Skanus vandenukas, su ananasais. Skanu. Tai va, pavalgėm čionais, dabar judėsim į kokį miestą? Lidzbark. Lidzbark ar Ne, kažkaip Lidzbark. Verminski kažkaip. Lidzbar Velminski. Kažkaip. Ten turim vietą išsinuomavę dar vienai nakčiai. Na, ten bus šiek tiek įdomiau dabar, sakė žmona, kad dabar tik supratom, kad ten pily kažkokio turim kambarį. Tai va, vienu žodžiu, varysim pily, nakvosim, bus baisu. Kalbam, kad bus naktį, bet traškėsiai jūs kiek. Tavo. O limonado kaina šito yra tokia pati kaip mūsų vieno karšto. Kam jinai? Nežinau, neatkreipiau dėmesio, bet... Ne, bet čia nėra kiek... 3,8, tokie labai pigus pusryčiai, 3,8. 12 eurų. Ne, 12. 20 yra 4,5, tai 9 eurų. Skaniausias naminis limonadas kokios sugėrus. Mineralinis, su natūraliom apelsinų. Sultim, mėtom, citrina. Nebenoriu, mažutė, aš to limonado vėl pripylė man pilną. Virč, gerk man limonadų, sak, nepalikit. Skanus tas limonadas. Aš nebenoriu. Nebenoriu. Taip pat dar kas yra Lenkijoje, kad prastai su mobiliųjų duomenų ryšiu. Telefono ryšiai tokie silpni visur, tikrai neišsivystė taip kaip Lietuvoje. Sunkiai veikia, pavažiuoja kažkur biškį toliau nuo miestelio, iš vis prastai pradeda veikti. Žmona norėtų su vandens dviračiais pavarinėti. Lidzbark Varminski pilis.
XIV amžiuje pastatyta Varmijos vyskupų rezidencija ir viena geriausiai išsilaikiusių gotikinių pilių Lenkijoje. Čia 16 amžiaus pradžioje gyveno ir Mikalojus Kopernikas. Dėl įspūdingos architektūros pilis kartais vadinama Šiaurės Vaveliu. Vavelis tai garsioji karališkoji pilis Krokuvoje, kur šimtmečius gyveno ir buvo karūnuojami Lenkijos karaliai. Todėl, kai Listbark Varminski pilį vadina Šiaurės Vaveliu, tiesiog norima pabrėžti jos istorinę svarbą ir didingumą. Jau pasijungia, ne? Veikia, ne? Veikia tenai tas, nes ten viršui garsą rodo. Na štai, čia matome atsisėsti vietas. Va čia va matome atsisėsti vietas. Čia sėdi, žiūri į pilį visi. Štai čia. Čia filma. Štai čia takas aplink pilį. Dabar eisim iš kitos pusės pilies. Štai matome ežerą. Tai yra tvirtovės dalis. Teisingai. Čia vyksta žuvų maudynės. Kartais girtų žmonių maudynės galbūt. O taip yra viskas. Pilis, medis, siena. Viskas kaip turi būti. Galim pasidaryti fotosesiją, štai priėjom prie kitos pilies dalies. Aišku, per daug apie pasakoti negaliu, nes nieko nežinau apie šitą pilį, bet labai įspūdingas pastatas, raudonų plytų, sovietinių galbūt, nežinau. Tikrai viskas labai gražiai atrodo. Štai čia matome 3 šmirkštukus. Šmirkščia vandenį viršų. Palauk, monis. Mes einam, žiūrim į duris, niekur numerio nematom. Galvom, kaip čia rasti, kad kai pažiūrim į apačią. Durų numeriai yra. Mūsų kambarys. Atskiros lovos, kaip priklauso jaunavadžiam. Vau, kokia vonia, pusmedinė, marmurinė. Dušelis, viską. Kas čia mano karalystėje? Veka palik ant stalo, žiūrėk. Sveikinimai 5-ųjų vestuvių metinių. Ir saldainiukų vat padėjo. Kas čia įdėt? Saldainiukus. Kažkas prikišta dar prie to saldainiuko. Paskaitome. Pizkos vidzal pozdzivčiš vralid sienie lieka Ignasi karliskiai listi. Pizkos vizdal požoščik varodinės lieka Ignas karliščiai lika. Maloniai pasveikino, viską tik lovo reikės patiems susistumti, jaučiu. Debuova, restauracija. Tai mes šiaip turime ir tuos dviračių, kur galima juos prirakinti, bet jeigu neturite jo kaip prirakinti, tai... Šitas pagalys neužmuši žmonos. Vau, kokia graži pilis naktį. Koks apšvietimas. Vau, jaučiuosi pakylėtas.
kažkur žmoną pamečiau. Nu ką, miriom į parduotuvę snaksų nusipirkti. Nakties metu. Į parduotuvę snaksų Tai nusipirkti. susivedai? Kad tik mačiau. Nu. Ne, tai kad nu čia. Žap, Nu čia. nu, Va, dirbt nuorodos. svarbu. 400 metrų. 2 minutės eit. Var. Šiaip labai buvo gera diena. Fainai praleidom laiką. Ir ačiū visiems žiūrėjusiem. Like, subscribe. Dėkui už komentarus, dėkui už jūsų laikus. Ačiū jum. Žiūrėk, kaip tai gerai atrodo čia irgi. Jėzus Marija. Bogos padė. Višteik vištaitės štai. Labai skaniai atrodo, pačiuškinta. Tavo aštresnis ir žiūrėk. O, ekstra hot. Ekstravagantiškai karšta. Kvies greitai, mažutė. Ties panelė, tai. Extra hot challenge, skrydį extra hot. Firestorm. Pusę įveikiau. Suvalgiau 2 riekes, lietuviškas duonas su 5 paneliais. Fuck, wing challenge, man. Kur aš bandžiau tuos savo prieskonius, tai paskutinis buvo, man rodos, toks stiprumas. My god, ir kuo daugiau valgiau dar. Jesus Christ. Darysiu tiltą. Leisiu tiltą. Savo karalystę. Nuvažiavom į spa baseinus legendinius. Galbūt buvo šiek tiek per karšta diena. Vanduo šiltas, nes iš versmių, tai jo temperatūros keisti neina. Na, tiesa, buvo dar šiek tiek ir vėsesnio vandens baseinų. Šiaip visai fainai, būtų daug fainiau turbūt atvaryti rudenį ar žiemą, kada šalta ir šitam šiltam vandenį pasimaudyti. Na, o šiaip taip ir prabėgo paskutinė diena, dar užsukome pasiplaukioti vandens dviračiais. Visai fainai. Ale chłopca, ale będą stały zawsze dzieli. No, bo tam było przykład. Tak. Taip pat užsišaldžiau smegenis dar su šerbetu 2 kartus, tai buvo labai skausminga. Užsukom dar pavalgyti pakeliui link mūsų viešbučio, kuriame praleidome dar paskutinę naktį. Proszę bardzo, ja tylko powiem, że spoza karty mamy jeszcze dzisiaj pierogi z jagodami, meble z jagodami. English? O, okej. Žiūriu, gėrimus, kažkoks gėrimus. Ir šaltako. Bus pas tave.
Na ir štai tokia kelionė, vertinčiau tikrai neblogai, jeigu norit greitos kelionės, jeigu nėra per daug laiko, tikrai galite nuvažiuoti į Lenkiją. Kainos gal nėra pačios pigiausios tose kurortiniuose miesteliuose, bet visumoje buvo tikrai neblogos atostogos. Viskas patiko, daugiau mažiau, aišku, buvo kažkokių gal smulkių nesklandumų, bet visumoje tikrai gerai. Na ir ačiū visiems, kas žiūrėjo, paspauskit like, paprenumeruokit, susitiksim kitame video. Iki.